Labas rytas. Bandau išvažiuoti iš miesto. Norėjau nusivalyti langą, supratau, kad neturiu valytuvo. Važiuosim šiandien kalnų pasižiūrėti Kinijos. Kiek ten pasilaipėsim irgi nežinau. Yra ten kelios vietos įdomios, pasižiūrėsim. Vaizdų šiek tiek. Labai paprasta diena nusimato, tai pakeliui užsipilt kuro reikėtų, užkandžių nusipirkti. Ir tada susimatysim prie kalnų. Kokios nuotaikos. Net neįsivaizduoju, šiandien iš vis pabudau be nuotaikos. Ne taip skamba. Be nuotaikos tai reiškia, kad neturiu nuotaikos ir blogai jauties, bet pas mane šiandien yra, kad neturiu nuotaikos nei blogos, nei geros. Tai kaip tada apibūdint nuotaiką? Nėra nuotaikos, bet nesigauna tada. Nėra nuotaikos, gaunasi, kad bloga nuotaika. Neegzistuoja pas mane nuotaika šiandien, tada taip sakysiu. Į kalnus reikia paieškoti kokių įdomesnių užkandžių. Bananų čipsai. Gal tos dešrytės pabandyt? Pamiksuot. Kokių 3 skonių pasimkim. Nusipirkau čia ir pusryčiams, ir į žygį užkandžių sumokėjau 7 eurus. Tai man kažkuriu atveju tas Kinijos kainos patinka. Kaip čia atidaryti? Aš nesuprantu. Bet prakarpiau kažkur informaciją. Tai kaip aš moku už viską Kinijoje, yra 2 aplikacijos. WeChat ir Alipay. Kodėl naudoju 2? Nes kažkurio momentu Alipay nustojo man veikt, tai turėjau susikonfigūruoti WeChat ir tiesiog prisidedi savo kortelę banko ir iš ten tau atskaitinėja pinigus. Ir viską moki tiesiog su tais kodais. Pip, pip, pip. Kartais arba dažniausiai viskas labai lėtai veikia. Nežinau, gal dėl to, kad mano, užsienio bankas ar kaip neveikia gerai, bet viskas labai lėtai apsimoka kartais. Kartais labai greitai. Tai nežinau, nuo ko priklauso. Kodėl aš jogurto negaliu atidaryti? Kodėl aš jogurto negaliu atidaryti? Tie užpakavimai. Ar aš jėgų neturiu tam jogurtui? Ar tai yra normalu? Nuo pačio ryto, man atrodo, kaip aš atidarysiu, tai aš pats jogurtu tapsiu. Kas čia per nesąmonę? Tu manęs nenervuok, nuo pačio ryto jogurtas. Tai man reikia pramušti jį. Kaip gyvenimas taip nesiseka, kad aš net jogurto negaliu atidaryti pusryčiams. Kodėl sakau nesiseka? Nesiseka, nes tas langas irgi. Va, kodėl nesiseka, aš aukštą sulaužiau. Tiesiog reikėjo pasakyti, kodėl nesiseka. Į kurį čia kalną įdomu lipsim? Koks gražus miestas, miestelis. Man patinka. Bilietas į parką 20 eurų, autobusas, kuris nuveža į vakarų pusę, 5 eurai. Kuošan! Kur mes čia galėsim nueit, pamatyti? Mane domina tik viena vieta. Yra tokia pasivaikščiojimas, įdomus, sakykim. Tai jeigu aš čia taip pat kaip tinginys paimčiau, galiu pasakyti, Kinijoje infrastruktūros kosminės padaryta turistui viskas nuo A iki Z. Mes esam turistai Kinijoje. Man dabar reikia autobusą surasti. O, stovi autobusai. Čia panašiai kaip su buvusiu parku. Turi sėsti autobusą, tave nuveš. Nuveža iki vietos, kurios tu nori. Viena vieta, kur gali laipiot nuo pat pradžių, kita vieta, kur gali laipiot trumpiau. Atvykom į vakarinį ėjimą, dabar pabandysiu pakilti dar į viršų. Laikas spaudžia, 3 valanda. Čia tuoj vakaras ateis su tokiu tempu. Tai sutrumpinsim šiek tiek kelio iki savo tikslo. Turim tokį gražų įėjimą, vartus
į kalnus. Nuliek nuotrauką. Bendrakeleivis prie tokių kinietiškų vartų. Čia reikia pasižymėti, kiek žmonių ateina į parką, tai kiek mums čia reikia 40 000 bendrakeleiviai. Kantrybės reikės. Gerai, bent jau prirašiau kokį 12 bendrakeleivių. Ne visi norėjo į šitą kalną eiti, tai 12 bendrakeleivių eina su manimi kalną. Kiti pasirinko žygiuot savais ratais, savom kojom. Tai 12 tinginių mes einam į šitą bendrakeleiviai. Labai graži stotis čia. Man patinka aplinka. Dirba tik iki 7, tikėtina atgal einant. Nieko gero nenusimato. Aš čia turėjau ateiti kokį 7 ryto, kad išvaikščiau ten tas kalnus. Dyzelis. Jūs tik pažiūrėkit, ar nebūtų kvaila nusipirkti bileto ir pravažiuoti bent kartą, pamatyti tokį vaizdą. Wow! Nepamatysi lipdamas į viršų ten savo kojom. Tiesiog kosmosas, koks vaizdas. Wow! Verta tikrai pasivažinėti su tais kablukais, nors ir atrodo, trumpinį kelią, viską darai, nepakilsi savo kojom taip aukštai, niekaip. Įdomu, kiek važiuosim. Aš matau, mes ten į viršų važiuosim labai aukštai. Tai čia gaunasi vakarų viršūnė. Pietų viršūnė, man atrodo, yra aukščiausia. Bent jau ką rašė. Kiek pietų? Pietinė viršūnė aukščiausia 2155 metrai. Wow. Ir mes kilsim dar aukštai. Oi, verta. Biletas kainavo 18 eurų. Verta. Verta, tikrai pasakysiu. Tie 12 bendrakeleivių, kur mes čia sėdim, tai žygiuokite savo kojom, tokių vaizdų nepamatysit žygiuodami. Svarbiausia, kiekvieną kartą kyli ir išlenda visas kalno vaizdas. Super. Ir vėl pakylam, taip. O va, toks vaizdas. Pažiūrėkit. Wow. Neįtikėtina. Trūksta žodžio. Pasakysiu daug netuščia žodžiaudamas. Vienas geriausių tokio tipo transporto pakilimų mano gyvenime. Tikrai, ta prasme, kokie vaizdai. Nemegosiu naktį, matysiu visus vaizdus. Kinija tikrai turi ką parodyti iš vaizdų pusės. Wow, mes eisim į South. Į šitą pusę, tai prieš tai nueisim pažiūrėti vakarų pusės kalno viršaus. Čia viršūnėje pastatytas toks namas. Su dronu skraidino paketą. Čia gal toks logiškas sprendimas pristatyti siuntas. Rimtas dronas iš garso.
Čia turim tokį užlipimą. Labai paprasta, sakyčiau. Pagaliau viršūnė. Kiek valandų lipom. Wow. Geriau už Everestą. Užlipau. Pirmas lietuvis užlipęs į Kinijos kalnus, kur ta vėliava man įsmeigt. Va, dronas dar vienas skrenda. Maišą skraidina siuntas. Tai mes dabar pabandysim pasiekti pietų viršūnę, kur yra aukščiausia, kaip ir sakiau. Ir man atrodo, kelio yra 30-40 minučių. Mūsų tempu gali būti 30. Šiaip tai čia viskas kaip karaliai padaryta. Viskas kiek išvystyta, laiptai. Labai viskas paprasta. Net nesijaučiu pavargęs. Visiškai jokių nuovargių nesijaučiu. Apie ką kalba? Vairuot sunkiau negu laiptais lipti. Tai čia ženklo supratau, kad čia yra pietų viršūnė. Nėra jos per toliausiai. Mes atėjom iš ten. Ant akmens rašo 2150, beveik 5 metrai. Čia viskas daug paprasčiau nei tikėjaus. Ta prasme, suprantu, kelias tikrai nemažas sutrumpytas iki tų viršūnių. Įdomu, kiek pasiekt rytų ir šiaurės viršūnę. Nemanau, kad verta, nes vaizdas nepasikeis, bet yra dar vienas tikslas, dėl ko mes čia atėjom. Tai pasižiūrim dar, kaip atrodo pietų viršūnė, aukščiausia tarp kitko. Ir mes tada galim eiti į vieną iš pramogų. Žinot ką? Sugalvojau iškelt vėliavą aukščiausiai viršūniai kalno. Net netikėjau, kad nusipirkau tokios spalvos. Per atsitiktinumą tai turim geltoną, žalia, raudona. Iškelkim dešrų vėliavą. Vėliava iškelta. Dar taip sugalvok. Ant viršūnės. Lietuvos spalvos. Linkėjimai bendrai keleiviai. Užkopiam į Kinijos kalnus. O dabar vėliavą galim suvalgyti. Aštru. Aštru. Kodėl? Paragaukim raudonos spalvos. Šuns ėdalas kažkoks. Aš nesu ragavęs šuns ėdalo, bet kvapas. Šuo net geresnį valgo. Nejuokaukia Kinija su savo dešrytam. Man patinka, kad praėjimai labai gražus padaryti visur. Pabandom paskutinę mūsų dešrytę išsigelbimą. Vėlgi, šuniuko maistas. Net šuniukas nevalgytų, žinant dabartinius šuniukus. Kai kurie tiek išlepia. Pavėlavau pasilaipėt. Blema, čia galvojau, kažkaip galima apeit bus. Bet girdžiu. Visiškai uždarė vartus. Ir ten viduj girdžiu žmonės. Reikės laukti ryto tada. 7. Ten panašu, žmogus palapinę pasistatė miegui. Pasiekiau rytų viršūnę.
Ir man atrodo savo nakvynę radau. Va čia. Prigulsiu ant akmenų. Vaizdai tai bombiniai. Wow. Tokių kalnų dar irgi nesu matęs. Labai tikiuosi, kad šalta nebus. Aš su marškinėliais tiesiog išėjau. Kosmosas. Ką mes čia darom? Va taip ir būna, kai laiko nepasiskaičiuoji, bet man atrodo, čia irgi reikia priimti tokį dalyką, kad gavosi kaip gavosi, vadinasi, lemto buvo čia ilgiau praleisti ir tikrai verta su tokiais vaizdais. Čia vietiniai pasidaro palapines, va taip tiesiog pasistato. Kodėl aš savo mėgmišį nepasėmiau? Nepagalvojau, kad man reikėtų. Mano problema nakvyniai yra uodai ir apranga. Bet tie uodai kaip kapoja. Ten, kur buvau prigulęs. Kosmosas. Kaip kandžia. Tai aš čia pasižiūrėjau, kad yra kaip ir hostelis. Nakvyniai nedaug kainuoja. 14 minučių eit. Tai pasižiūrėsim, kaip ten per vietą. Tai čia apsistojau, kas kainavo man 10 eurų. Lova tarp daug lovų, bet nedaug čia žmonių, kokie 3 apsistoja, gal į naktį daugiau atsiras. Tai kad uodai manęs nesuvalgytų, nakvynės vieta tikrai gera. Jeigu yra galimybė, kur miegot, kodėlgi nepasinaudojus. Tai pamiegosim komfortiškai. Bent jau atrodo lova komfortiškai. O dabar einu miegot, nedaug valandų liko, bandysiu 5 ryto kilt ir grįžti atgal. Čia kelio nemažai nuėjau, tai daug kelio laukia atgal. Ir reikia ten pasirodyti kuo anksčiau, kuo mažiau žmonių bus, kad galėčiau praeiti ten tą pramogą. Tikiuosi, kad verta buvo čia per naktį laukti. Labas rytas. Šiandien labai tikiuosi, kad pavyks pasivaikščioti tuo taku. Tai nuo 7 ryto jau laukiu. Vyraučiai, nereikia to apsaugų man. Čia kaip iš tikrųjų padaryta, kad neišeitum iš zonos. Tiesiog kartu su tavim važiuoja šitas. Aš galvojau, kad čia man išeis paprasčiau važiuoti. Niekaip. Manęs apsaugom laiko. Kaip žmonės lipa su baime. Ta šniūra visur. Nešiotis. Vaizdai tai geri. Sakė, kad per metus čia nukrenta ar miršta 100 žmonių. Aš pagalvoju, kaip su šniūrais gali nukrist žmonės. Gerai, kad aš jo nieko nesuprantu. Burbuliuoja atsisėdęs. Hello? Hello. Photo? Photo? Photo, picture. Photo, picture. Yeah. Kamera. O,
Thank you. 没事吗？走起来。怎么可能最后一个呢？这个美女过去，我来先下去。等一下。哎，也可以。给我成功了。啊！加油！必须的，一个老外，Nesakykit, kad tai yra viskas. Kokia nesąmonė. Aš Šveicarijoje esu įdomesnį praėjęs. Ir esu nufilmavęs. Jeigu galvat, kad būtų įdomu pasižiūrėti, ko čia jūsų bendrakeleiviai paprašyt, ko nors neįmanomo. Turinio kūrėjai dažniausiai ko prašo. Laikų, patinka mygtukų, 10 000, va taip. Žinau, kad sunkiai gyvendinama, tai man tiesiog nereikės padaryti serijos iš Šveicarijos. Bet jeigu taip įvyktų kažkada po daug metų, tai tikrai pasidalinčiau Šveicarijos nuotykiais. Kol kas tiek, dabar grįžtam atgal ir visada laukiam eiliai.快往前走啊！那么多山，差不多了嘛。你困得要死。Tai čia va tokio trumpumo tik gaunasi takas medinis. Ir viskas. Pramoga gal ir įdomi būtų, tik labai trumpa. Ir apsaugos duodamas. Be apsaugų užskaityčiau. Be apsaugų užskaityčiau. Pramoga 4 eurai, tai nėra kuo ir skūstis per daugiausiai, kad ir trumpa, bet žvilgsnis į kalnus vis tiek įdomus. Matai tą vaizdą tokį, kur net galva gali apsisukt. Viskas, leidžiat į apačią ir važiuosim toliau link Šanghajaus. Sekantis va toks tikslas. Čia man nuotrauką padarė ir siūlo nusipirkti už 30, pažiūrėkit. Nu gerai, 4 eurai atsiminimui. WeChat. Yeah? WeChat, ok. Aš tapau pilnas turistas. Jeigu jau perku tokius, tai tada galiu save vadinti tikrai pilnu turistu. Šypsenėlė tokia rytinė. Bus prisiminimas savo ofise pasidėti. Gerai atrodo, gerai čia. Išėjau. Fake. Netikra nuotrauka. Įklijuotas neturistas. Tai aš dabar bandau įsirinkti maršrutą link Šanghajaus. Ir žinoma, ką mes darysim, kad pinigų nenorim mokėti. Tai iš 15 valandų mes turėsim 28 valandas. Tai įsivaizduojat, kad dvigubai.
ir važiuosim nežinia per kur. Tiesiog pažiūrėsim, kaip atrodo tie nemokami keliai. Taip, nebeisimokam už Kinijos kelius, tai bandysim važiuoti nemokamais ir pagal laiką pasiskaičiau, kad galiu sau leisti bent kartą pravažiuoti nemokamais keliais ir pažiūrėti, kaip ten situacija. Tai bandom, kiek šiandien to važiavimo bus, nežinau, 1460 km ir beveik 9 valandos. Nu duok žmogui pabaigti pasakyti, nu kam tu man sakai sukti kairę, mes dar nevažiuojam. Gerai, važiuosim šiandien daug, nes prisivaikščiam, tai kiek to kelio matysim, pažiūrėsim. Stovėjimas man per naktį kainavo 30 pinigėlių. Tai stovėjimas Kinijoje tikrai pakankamai nebrangus. Galima per naktį palikti, nesukt galvos, lyginant su Europą iš mano patirties. Tai brangiai kainuoja ten tie stovėjimai ir taip toliau. Pirmą minusą jau matau, kad nusimato degalinių trūkumas nemokam kelyje. Tai už 60 km ir po to tik už 518. Gal to kūro užteks po 500 km. Jau tokie pirmieji minusai. Ir čia viena juosta, tai irgi pakankamai sudėtinga, sunkvežimiai važiuoja. Vakar su vienu kinu susipažinom tarp to hostelio nakvynės vietos. Nuėjom kartu pavalgyti, kažkaip gavosi taip greitai, nusprendėm. Ir ką jis man sakė irgi dėl kelių, kad tikrai keliai labai brangus ir patys kinai nevažinėja taip magistraliam per daugiausiai irgi. Per daug, sakė, čia tie keliai kainuoja. Tai net ir pasimato, kaip važiuojame mes magistraliam, kad tikrai tų mašinų ne per daugiausiai. O va dabar nemokamas kelias. Čia mes bandom prasilenkinėti daug transporto. Tai kas čia per nesąmonę gaunasi? Nusistačiau nemokamą kelią, viską rodo, kad nemokamai važiuosim, jokių apmokėjimų, kas čia. Ar čia tik vakar pastatė, kad navigacija neatsinaujino? Pasirodo, man čia reikia sukti. Ai, tai mane veda per aplinkui. Tai čia mes apažinėjom. Apmokėjimo postą, tai čia jau kas gaunasi? Sukčiavimas. Aš čia tikrai apvažiavau mokamą postą, jūs pažiūrėkit. Tai kodėl man navigacija duoda tokius kelius sukčiams? Aš tikrai apvažiavau visą sistemą ką tik. Ir man rodo, važiuosiu 35 km. Nemokamų kelių realybė. Sustojimo vieta apleista. Nieko. Šiukšlynas čia. O va, kaip iškart pasijutė skirtumas, negaliu patikėti. Man Kinijoje kartais sunku suprast, koks yra greitis. Tai 60, tada dingsta ženklas, rašo, kad 60 baigėsi, tada 70. Nežinau. Vietiniai tai irgi čia tokie vėžliukai. Net negaliu nei prisitaikyti su vietiniais, tai tiesiog gal 80 ar 90 važiuosiu paprastais keliais. Man atrodo, gal 80 geriau būtų. Sugrįžau į normalius kelius iš magistralės, tai ten dar Karpatai, nežinau, greitkelio tokia išvis iš oro. Gatvės turgus. Ką čia galima nusipirkti? Arbūzų. Nenorit bendrakeleiviai? Tiesiog va taip numetęs vidury kelio arbūzus perka vietinės. Ir kas jam? O, vištos. Viščiukai.
Pakeliu į vištą nusiperki ir važiuoji per Kiniją su višta. Va todėl ir įdomu iš tikrųjų nuvažiuoti nuo tos magistralės. Aš turiu baimę, kad navigacija mane paklaidins. Nes išsijungiau net magistralės, kad tų magistralių net nebūtų. Ir va tokiais keliais važiuojam visiškai. Atkreipkite dėmesį į vartus. Į namų vartus. Visi va tokie, va tokie stiliaus. Kiniško stiliaus labai įdomiai atrodo. Dar pavyks parodyti? Va tokio stiliaus irgi. Nesvarbu, garažas, duris. Įdomiai atrodo. Va, čia irgi. Geras. Tegul man atleidžia visi Kinijos žmonės dievai, bet neparagaut kriaušės laukinės va taip nuo kelio Kinijoje. Kinijoje užaugusi kriaušė. Kietoką reikia prinokti. Ko dar čia yra? Kriaušės, va taip auga tiesiog prie kelio. Bet nelabai mačiau, kad tas kriaušės būtų populiarias Kinijoje. Bet didžiausi laukai auga. Čia mokykla, kaip atrodo. Nežinau, ką reiškia tie užrašai, bet labai komunistiškai atrodo man. Tie užrašai dažniausiai, jeigu ir mokykla. Bet čia provisiškai važiuoju kaimą. Kur aš iš tikrųjų atvažiavau? Pažiūrėkit, kiek čia tų komunistinių simbolių. Wow. Va, čia tai Kinija. Nusitaikęs tas vyrukas į mane. Man neįprasta matyti dar šitą simboliką. Bet Kinija, o ką? O ką? Bet dabar, kaip išjungiu magistralės, tai čia pro lempinius kelius veda mane. Pažiūrėkit. Ne, jūs pažiūrėkit, čia nesigaus niekaip važiuoti tokiais keliais. Na, ne, tai kur čia? Aš net su busiku negaliu pralysti. Niekaip. Kokius čia kelius duoda? Ai, čia. Dar atvažiuoja mašina irgi. Nepravažiuosi. Aš netikiu, kad tu pravažiuosi. Be šansų. Ne, tai jeigu pravažiavo, aš irgi turėčiau pravažiuoti tada. Pralindau. Davė motivacijas tas džipas. Nes taip tai atrodė per daug siaura. Tai kaip čia gaunasi, tikrai sukčiaujam dabar už kelią. Važiuodami per visur, per aplinkui. Tai su Kinijos keliais čia įdomu. Tikėjausi, kad daugiau man tų gyvenviečių duos pavažiuoti, bet dabar greitkeliu važiuoju, ne magistralę, bet išsijungiu viską. Greitkelius, magistrales, kad nereikėtų važiuoti. Įjungiau, kad nemokami keliai būtų. Vis tiek įmetė mane į šitą kelią. Nors nelegaliai važiavom per tvoras, per aplinkui. Bet ir Lietuvoje būna. Aš, pavyzdžiui, su mocu išvažiuoju. Noriu, kad paprastus kelius man tik rodytų. Tai įmeta kokį greitkelį, magistralę vis tiek, kai kelių nebėra. Tai čia ir panašiai su Kinija. Man Kinija pasirodė labai žalia. Nežinau, kokią įsivaizdavau bendrai, kaip atrodo, bet čia gamtos, augalijos labai daug. Žalia, kur dairais. Kinijos ūkiai. Nebus čia šiltnamiai.
Kinijos šiltnamiai. Kaimas visiškas Kinijas. Tarp kokių trobų žmonės gyvena. Kas čia labai taip gražiai atrodo? Čia važiavimas į kaimą? Komunistiniai plakatai pasitinka. Kaip įdomu. Ir žibintai tie kinų. Geras. Kokios gatvelės. Bet tai kas čia tokie daugiabučiai? Atrodo man kaip ūkiniai tvarto pastatai. Čia vartai. Panašu, kad čia tarp tų namų žmonės gyvena. O kas daugiau? Ni hao. Galvos šnipas. Rodo vat paminklas. Žmonės daržoves, moliūgus užsiauginę, laimingi šypsosi. Netikėjau, kad savo gyvenime kažkada kelionėje važinėsiu tiesiog po Kinijos kaimas. Sugalvok tiesiog. Atvažiuoti į Kiniją. Greitasis traukinys važiuoja, bet jūs nepamatysit. Su traukiniu čia Kinija tai galėtum perskrist greitai 1000 kilometrų, o su busiku tai. Bet va, kokios galimybės atsiveria važiuojant su savo transporto priemonė. Gali vat po kaimus pasivažinėti. Tikrai niekada negalvojau, kad atsidursiu vidury Kinijos ir žiūrėsiu, kur Kinijos žmonės gyvena, tarp kokių pastatų. Bet ta prasme, tų komunistinių simbolių tai pilna. Va čia irgi ant pastato matau logotipą. Čia koks įdomus miestas. Miestelis. Raudonų plytų. Dar tokio nemačiau, kad būtų iš vienos spalvos namai pastatyti. Viskas raudona. Čia tiesiog krepšinio aikštelė ir turim vėl simbolikas. Pavyzdžiui, kodėl mane taip sudomina kiekvieną kartą, didžiuosiuose miestuose nepamatysi tokių simbolikų. Tik mažesnėse miestuose. Įdomu, ką čia rašo. Pažiūrėkim. Vieni tokie miesteliai paprastesni, kiti gražesni. Tie įėjimai namus irgi labai įdomus. Tos durys. Visur. Dar viena simbolika. Ant sienos piešinys. Paskaitykim, ką užrašas rašo. Čia man reikia atsistot patogiau. Vau, vienas toks nedidelis miestelis ir kiek daug. Ką rašo? Kas čia gaunasi dabar? Komunizmo beieškant? Konfliktų nebėra? Ką esu pastebėjęs, kad žmonės susideda vėliavėles, va toks raudonas, matot? Tai esmė, kad raudona juosta simbolizuoja sėkmę, laimę ir klestėjimą. Tai viena iš priežasčių, kodėl žmonės susideda
Ir ar nusiperka, skaitau dabar, naują automobilį ir taip toliau, viena iš priežasčių. Ir dėl simbolikos komunistinės vėl pravažiavom. Tai Kinija valdo komunistų partiją, čia, prasme, jūs žinot tikrai visi. Tai tos raudonos spalvos yra irgi nemažai. Tai yra, atskaitau, partijos komitetai visokiausi. Ir čia panašiai irgi netgi kaip Europos Sąjunga, žinot, investuoja, nežinau, į kanalizaciją ir uždeda Europos Sąjungos ženklą. Tai čia kažkas panašaus. Jeigu yra kaimas, tai ne tik reiškia, kad, nežinau, tiesiog simbolika, bet gal kokią kanalizaciją komunistų partija pakeitė. Tai emblemaus šūkiai visokiausi yra normalu Kinijoje matyti. Va taip, šiek tiek informacijos. Kur čia papuoliau? Į kokį partijos suvažiavimą. Traukite sparpliai. Pasimetė su tais sparpliais. Neužimkit viso kelio. Aš galingesnis, aš didesnis. No. Kaip čia atrodo viskas toks. Neįprastas vaizdas, tikrai atrodo iš miesto išvažiavom, tai tos lūšnos, čia tikrai tokios Kinijos lūšnos. Tie pastatai tokie apgriuvę. Galvoju, išeitų čia kažkur staptelt, komunistinių kokių ledų nusipirkt. Yra kokia parduotuvė. Čia pabandom. Ni hao. 国人呀，厉害。都是啊，你这是什么见过噻？这不是中国人吧？ Apkalba mane jau. 他平时刚学会的。嗯，我外国去那个早点这个来中国。 Ne, nepriklausau partijai. Nepriklausau partijai moteriškės. Dar neįstojęs. Uf. 真强。 Sulčių kokių dar reikia nusipirkti tradiciškai. Obuolių sulčių labai seniai geriau. 干一个我没听到。6块7块啊？ 这多给皮子吧了。Baikit, neapkalbėkit manęs. 这是啥个？听不懂。 Kokių čia komunistinių ledų nusipirkom. Raudona spalva, tinka. Tinka. Įdomus tie kaimai, pasakysiu tik tiek. Nukelia į tokią senovę, žinant ant kiek Kinija moderni šalis. Ir taip nuvažiuoji į kaimus, tai pamatai šiek tiek kitą Kiniją. Sako, kokiai partijai priklausai perkant ledus? Kokiai? Viena ir vieninteliai. Pravažiavau raudoną. Kaip, nežinau, kaip gavosi, taip greit persijungė vietinis skirtą ant stabdžių, aš tiesiog pravažiavau, dabar galvoju, kas būna, jeigu Kinijai pravažiuoju raudoną, a? Kaip galvojat? Viskas, nebeišvažiuosiu, pasodins mane dabar už tą raudoną kokiem 5 metam už tokį šiurkštų pažeidimą. Šiaip net neįsivaizduoju, gal nieko. Kaltas, pripažįstu kaltę, todėl tikiuosi, kad
išlipsiu sausas iš šios klaidos, arba duos gatvių šluot. Čia tos Kinijos gatvės, miestai švaros, tai prisidėsiu prie švaros, kokį nušluosiu 1 kilometrą. Čia stovi daugiabutis vaiduoklis Kinijoje. Esu girdėjęs, kad yra nemažai Kinijoje daugiabučių vaiduoklių, ypač rajonų, nes kaip ir projektai jų pristato, planas būna žmonės apgyvendint, bet neapsigyvena ten žmonės ir jie tiesiog stovi kurį laiką tušti. Ar anksčiau ir vėliau apgyvendina irgi neaišku, bet yra ir kita dalis, kad ten pristato milijoninių projektų ir po to tiesiog, kaip pasakyti, išplauna pinigus. Išplauna pinigus, irgi plaunami pinigai ir tiesiog stovi vaiduokliai. Nesakau, kad čia būtent yra ta situacija, gal čia dar ir vyksta tos statybos, nepanašu, bet teko girdėti apie Kiniją tokių dalykų, ypač kai ten pastato milijoninius projektus, parkus, viską ten pristato. Žiūrėkit, čia robotas važiuoja. Nori persirikiuot, įleiskim. Rikiuokis. Bijo. Bijo robotas rikiuotis, taigi nieko nepadarysiu, rikiuokis. O, įnėrė. Čia robotas važiuoja, geras. Toks pasimetęs truputį. Pilna kamerų. Čia dabar nebūsiu prisidirbęs. Oi, čia tik į dešinę. Užlysiu prieš robotą. Robotas durnelis įleis mane. Nu, ne durnelis, ačiū robotai, kad įleidai. Tikrai esu dėkingas. Bet aš taip galvoju, nevaldo žmogus jo tikrai. Ar jis pilnai automatizuotas? Važiuoja man dabar už nugaros. Gali būt, kad jis pilnai automatizuotas. Aš manau, gali. Tada kokia prasmė robotą valdyti? Tada žmogus galėtų važiuoti, ar ne? Greitis 60 galimas. Robotas lėtas vėžlys. Kažką kalbais dar važiuojant. Kur važiuoji? 40 greitis. Bando rikiuotis. Nieks nenori įleisti. Rikiuokis robotas. Labai ilgai posūkį rodo. Pristabdo ir ners. Dabar nerk. Geresnės progos nerasi robotas. Važiuok. Nerk. Hop. Prisibijo. Oi. Koks bailysis. Galėtų naglesnę sistemą padaryti. Up. Ir įnėrė. Čia mūsų keliai ir įsiskiria. Man reikia į dešinę sukt. Sėkmės robotas. Neprašūk čia tam eisme. Kur čia tas jaunimas taip apsirengęs eina? Čia mokyklos apranga gal? Bet treningai, man atrodo, tokie. Šiaip nemokami. Kinijos keliai yra krateriai irgi. O va, kur pinigai nenueinat nemokamų kelių. Logikos yra, kai mokami pinigai visada geresnė kokybė. Čia toks greitkelis kraterio. Reikia irgi žiūrėti nepagaut duobės. Pažiūrėkit, tai yra nemokamas kelias. Negaliu patikėt, pažiūrėkit. Palatų ir nemokami keliai. O važiuok įsišiepęs per nemokamus kelius ir lauži pusiką. Aš planuoju dar važiuoti 150 km, nes čia už 1,5 valandos pradėti stempt. Tai vat matau, aikštelė bus. Ir man atrodo, pas mane kuro neberodo. Ta rodiklė strigus jau kuris laikas. Ir aš taip galvoju, kad gali būti aš pravažiavau 400 km. Tai negali būti, kad tie kuro rodiklė tik stovi. Turėtų būti ženkliai mažiau. Bandau stoti degalinę. Kiek suprantu, būsikas nebevalgo kaip ir pats šeimininkas. Susipyliau tik 30 litrų, tai kaip ir viską gerai rodo. Bet kaip įdomu, pravažiavau tikrai nemažai.
Čia per tos kaimus, sakykime, ne? Gavosi 400 km, tai tik 30 litrų. 30 litrų yra... Palaukit, reikia akinius susidėti. 30 litrų. Tai kiek man čia suvalgė ant 100? Nei 8 litrų nėra. 7 kablelis kokie. 7, nesakysiu kablelę, bet esu nustebęs ekonomiškumu, ypač važiuojant per miestus. Bet kokiu atveju, už 150 km stabdau arklius, nes daug nuvažiavau per tos kaimus ir skirtumas galvoju dabar, koks. Įdomiau, vaizdai visa kita, bet kažkurio momentu tie miestai pradeda susitapatinti. Bet vis tiek važiuosim iki Šanchajaus, bent jau tos pusės, tokiu keliu. Va, aš jums sakau, Pūriškė debesis. Pažiūrėkit, gyvas įrodymas Kinijai. Pūriškė, vat. Nuodėja žmonės. Va, kaip vyksta žmonių nuodėjimas, žiūrėkit. Nepurkš ant lango, neturiu su kuo nusivalyti valytuvo. Valytuvo neturiu, jis purškia man ant lango. Kiek laiko turiu? 50 sekundžių langą nusivalyti. Šitas kelias pasidarė peilis. Šviesaforai po 120 sekundžių, po 2 minutės. Kas keli šimtus metrų. Košmaras iš tikrųjų, aš net nežinau, ar čia verta tais 1000 kilometrų važiuoti tokiu maršrutu. Taip, kaip ir pamatai miestą ir taip toliau, bet to pačiu kažkaip... Ai, nežinau, toks pasimetęs, gal nuovargis veikia. Dar man 96 km važiuoti iki vietos, kur norėčiau pamiegot. Ir niekaip čia vos atrodo judu tos kilometrus suku. Iš pradžių kaip ir gerai viskas buvo. Nežinau, tiesiog sugalvojau, pasibėdavot su jumis bendrakeleiviai, kad tas kelias nemokamas, ne rožėm klotas. Tas vandens purškimas, pasakykit, koks tikslas, jeigu nenuodyt žmonės? Jeigu rimtai, tai nežinau. Ta prasme, gauni čia tokią minimalią zoną drėgmės, kad tulpių mažiau nuo automobilių būtų. Aš neįsivaizduoju, irgi kas kelis šimtus metrų sustatyti čia tie dušai transporto priemonėm. Tie kinai troliai su ilgosiamis. Tai jungia, tai išjungia. Jie tiesiog šauna ilgasias, kur įmanoma. Iš galo dabar su ilgosiamis. Mano varo. Kada aš naktį daugiau važiuočiau? Ne, neverta naktį važiuoti. Tiesiog atrodo nedaug buvo likę, kiek mažiau nei 100 km aš jau važiuoju kokios pusantros gal. Nu jau 2 valandos gal bus, arti 2 valandų. Iki tos aikštelės. Dar 30 km. Čia tiesiog su ilgosiamis reikia varyti. Visiems visiškai dzin. Pa. Ką nori gali su tom ilgosiam daryti. Pa. Tiesiog žaidimus įsimt Kinijai. Jie va taip tiesiog daro. Nežinau, atkreip dėmesį, kad ir ką tai reiškia perjunginę šviesas iš galo važiuojant. Čia nori, kad greičiau važiuočiau. Supras, kaip nori jų tą logiką. Va, tokį šausim tau irgi išjungia. Tai prieš pat akis įjungia, va, ką jie daro, šitais irgi su ilgosiamis. Pliks ir kameros ir patys vairuotojai. Kinija yra pliksėjimo šalis. Ką tu pliksi? Va, patinka? Čia kaip Afganistanas jau. Nu tai... Au! Kaip į duobę kaliau. Tikiuosi padangos nepravariau. Kur čia ta duobė buvo? Tikrai paskutinį kartą važiuoju naktį, nesąmonė, visiškai su tom lempom, su tom šviesom, neįmanoma nieko matyti, kaip kaliau į duobę. Absoliučiai net kelio nemačiau. Tai ką kalbėti apie duobės? Labai tikiuosi, kad ratlangą nesulankščiau, nes čia įsitiesint Kinijai, tai... Atvažiavau čia iki to savo išsvajoto parkingo, čia nieko nėra.
Čia nieko, ta prasme, kaip ir pasistačiau būsiką, bet kažkokios infrastruktūros nerasta. Gerai, imu miegot. Jau nuovargis veikia, jau nervas ima į kiekvieną tą spygintoją vairuotoją, laikas miegot.